vėliausios žinios apie tai, kaip Lietuvos teritorijoje žmonės rengėsi, iš ko ir kaip siūdinosi drabužius, mus pasiekė iš 1–4 amžiaus. Šiandieną sunkiai įsivaizduojame ne tik šio laikmečio, bet ir vėlesnių laikų rūbų dėvėjimo bei siuvimo technikas, audinių patogumą ar mados kaitą. Visgi šiuolaikinį žmogų domina autentiškų rūbų rekonstrukcija, žavi jų paprastumas ir lengvas modeliavimas. Daugiau sužinoti apie archeologinį kostiumą, išmokti susikirpti ir pasisiūti archaiško modelio suknelę, moteris pakvietė etnologė tautodailininkė Jūratė Bytautė. Mes mokomės, kaip susikirpti tais paprastais būdais suknelę, rankovę su tais įdurais ir kaip tuos stačiakampius sujungti, kad jie staiga pavirstų suknelę. Nors atrodo kartais ne visada įtikėtina, kad taip paprastai galim tai padaryti. Nes iš tiesų nieko sudėtingo tame nėra. Archainės, archeologinės, kaip čia pasakyti, pagal tą daugmaž aš vadinu tos rūbus apeiginiais daugiau, kad tiesiog nesnaudojam apsirengti per apeigas. Čia nėra labai visiškos rekonstrukcijos, bet stengiamės pataikyti daugmaž į tą pusę kuo arčiau. Tai šita suknelė, jinai artimiausia ir šitą jau ir rankom siuvau, kad tiesiog man apeigom būtų kuo šilčiau, kuo smagiau. Bet čia iš esmės yra apatinė suknelė. Jos vienos aš beveik nenešioju, nes dėduosi ant viršaus dar tuniką vilnonę. Bet tas pasiuvimo principas yra visų vienodas. Aš tik čia visą savo suknelę susikabinau, kad parodyčiau, ką siuvant vienu principu ir tiesiog jungiant stačiakampius, net žmogui, kuris nelabai moka siūti ar daugmaž prisilietęs prie siuvimo mašinos ar turi noro pasiūti rankom, ką gali pasidaryti net be jokių ypatingų kursų ar mokymosi. Man tas buvo labai kažkada savo kolektyvui siuvau tos tautinius marškinius. Man labai palengvėjo, kai reikia sujungti tik stačiakampius, nereikia nieko ten nei rankovių statyti, nei nieko iškirpinėti ir labai yra toks lengvas modelis. O nešiuoti labai smagu, nes labai niekur niekas neveržia. Labai daug laisvės ir labai smagiai jas nešiojasi tos suknelės. Vieni seniausių pluoštų naudojamų apsirengimui tai vilna ir linas. Tad ir kuriant ar rekonstruojant senąjį rūbą daugiausia vyrauja šios medžiagos. Linas jau daugiau tokia ta lininė suknelė, jeigu ten kalbant apie tą 14 amžių ar kažkurį. Tai yra tiesiog apatinis rūbas, tai yra apatinė suknelė. Ir aplamai netgi apatinė suknelė turėtų būti vilnonė. Nes pirmos suknelės, visi mūsų rūbai, visi mūsų marškiniai buvo būtent vilnoniai, ne lininiai. Bet šiais laikais mes turbūt sunkiai tai įsivaizduojam, linas atsirado truputėlį vėliau. Vilna vis dėlto matyti lengviau išgaunamas siūlas ir buvo labiau naudotinas ir ką rekonstruktoriai daro, jie turi tos komplektus būtent ir su vilnoniam suknelėm. Tom apatiniais tais, marškiniais labiau, sakykime, ne suknelės. Ir jeigu tos paprastos tunikos, jos tiesiog yra stuomuo, stačiakampis, be jokių, čia kaip sakyti, papuošimo juostelės, bet čia nėra jau jokių visiškai įsiuvimų, iškirpimų, pasiaurinimų. Visas pritaikymas prie kūno yra tiesiog su juosta surišant. Nereikia visiškai, labai paprasta viskas. Aš tai taip įsivaizduoju, kaip apie tos laikus, tai tiesiog buvo audžiamas tokio pločio gabalas, kokio reikia žmogui pagal jo stotą, aš manau. Perlenkiamas, iškirpimas galvai viskas. Ir visas tavo rūbas. Ir tai yra viršutinis rūbas. Žinoma, jeigu tau šalta ir tau reikia rankovių, tai tuomet atsiranda rankovės. Nes be rankovių irgi. Čia jau biškį vėlyvesnė suknelė, nes tie praplatinimai visokie, jau ta prabanga, kaip čia pasakyti, atsiranda truputėlį vėliau. Ir jau rankovės. Tas rankovių statymas, jisai... Mato, turim čia tokį stačiakampį. Jeigu rankovę šiais laikais mes čia gražiai iškerpam, petį pastatom į vietą ir todėl reikia sudėtingesnio kirpimo. Žmonės smarkiai galvos nesukdavo, susigalvoja buvo tokį, kad įdės tokį dar papildomą stačiakampį, kuris mums, kaip sakyti, išsprendžia kelis klausimus.
Jeigu pagal tos energetinius matavimus sako, kad gerai, kad nėra kryžiaus pažasty ir niekas nestabdo energijos tekėjimo, o tokia grina nešiojama praktinė prasme, vis tiek čia yra vieta, kuri prakaituoja, seniau dezodorantų nenaudodavom, tai šitą vietą visada gali pakeisti. Nes vis dėlto audinio išgavimas ir va dabar šneka tie žmonės, kur linus dabar augina, bando kažką tai patys pasidaryti siūlus, kiek reikia tam laiko begalės. Tai toks didelis medžiagos gabalas yra be galo vertingas. Ir tu negali jo taip, kaip mes dabar. Nusidėvėjo kitą, žinai, nusipirkau, nes mums dabar nėra problemos tame. Jeigu tau reikėtų visą tai išsiausti, pasidaryti, susiverpti, užsiauginti, tai tas medžiagos gabalas, didelis medžiagos gabalas yra be galo vertingas. Todėl visos smulkesnės detalės su jom paprasčiau, lygiai taip pat ir rankovėm, išausdavau būtent to pločio audinį ir juos atskirai, niekada nekirpdavau taip, kaip mes dabar karpom, va ką mes čia darom. Bet mes turim 1,5 metro audinį, mes dabar labai prabangiai turim. O vis tiek ausdavo 80 cm audinį, 70, 60, kaip rankoviai 40. Ir iš to siūdavo paskui. O tas va, visas išgražinimas, ko mes dabar norim būti visos gražios, tai jau atsiranda su visokiais įsiuvais ir visa kita, tai jau truputėlį vėliau. Bet va, vėlgi šitą, taip sakant, bazę pasirėmus, truputį dar pagudravus, galima ir šiem laikam pakankamai grožio to išgauti. Svarbu laikytis autentiško rūbų taisyklių, sako etnologė Jūratė Bytautė, ir lininę suknelę nešioti po vilnonę, kaip apatinę. Ją galima dažniau skalbti ir ji puikiai saugo viršutinį rūbą. Mes galim jį bet kada išsiskalbti, bet kada pasikeisti, užtat nešiodavo ne taip jau mažai tų apatinių rūbų, kaip pasakyti. Ta apatinė suknelė, ką vis šneku. Dabar, jeigu moteris dabar pasisiuvom vilnonės tunikas, mums jau pasiuvo, čia yra keturakienės pasiūta. Jinai labai gražiai, tikrai labai gražiai viskas atrodo, labai gražiai krenta. Nešiojant vieną, sakau, mergaitės, nenešiokit, užsidėkite apatinę suknelę. Nes vilną mes greit sunešiosim. Vilna greit susinešios ir iš esmės yra privalu nešioti apatinį rūbą po tokiom suknelėm. Net jeigu mėgsti vilną, kad tave kanda. Bet jisai saugo tada tą viršutinį gražesnį rūbą. O mes vis tiek prakaituojam ir odos, ir purvo, ir viso kito. Ir tos apatinių rūbų yra ne taip jau mažai. Ir jų visą laiką būdavo. Paskui kažkaip tai jie po truputį pradėjo lipti viršų. Kažkaip, Dabar mes jau galiu sau leisti tą suknelę vieną užsivilkt, kaip ir nieko. Kaip sakyt, nieko nenustebinsi, o šiaip jau kalbant iš anų laikų, jau taip į žmonės nelabai turėtum išeiti. Su viena suknele vaikščioti yra nepadoru. Sako, turiu tik vienus marškinius. Tai jau čia vargų vargas, jeigu tu tik vienus marškinius turi. Bėgant laikui keitėsi ir suknelių modeliai. Atsirado raukiniai, puošimas juostelėmis, platesni sijonai, tai atsispindi Jūratės kurtose drabužiuose. Tautodailininkė pati audžia juostas, tad jomis išpuoštos ir jos suknelės. Va čia yra jau 14 amžius, o šitas jau pagražintas, o čia daugiau 10, 8, aš taip supratau iš to, ką archeologai šneka, kad čia jau labiau toks. O pagražinimai juostelėmis irgi būdingi? Taip. Praktiškai viskas turėtų būti išgražinta, bet tiek nepriaučia. Arba tiesiog, ir kaip, kur nesimato ir nepuošia. O iš tiesų tai gal. Tos juostelės irgi, aš taip, kiek supratau iš to, ką girdėjau, kad tai yra kaip ir medžiagos krašto sutvirtinimas. Juostelė nusiaust turbūt lengviau negu tą medžiagą išsiaust. Ir galvoju dar iš to principų. Nes tai vis tiek yra gerokai patvirtinamas, ypatingai apačios. Ir ne tik apačios. Jūratė sako, jog labai svarbu sutvirtinti ir marškinių rankogalius. Dabar trumpai nešiojam, mums tiek neišsidėvi tie rankogaliai ir nedirbam. O jeigu paprastai rankogaliai, žinot, kaip dar truputėlį čia 20-30 metų atgal, tai tie rankogaliai labai dabar ant vyriškų rūbų galim pamatyti, kaip ant marškinių rankovių nubrizga rankogaliai. Tai čia vėlgi yra toks, sutvirtinimas tos vietos. Žinoma, vis tiek puošia, manau, vis tiek tos puošnesnius rūbus, jau tos nekasdieninius. Bet jeigu jos nešiojo 1-2 kartos, tai... Dar viena įdomi detalė, kurią pastebi etnologė.
Labai svarbu suknelių apačią ne tik sutvirtinti, bet ir pasunkinti. Labai svarbu yra, kad apačia suknelės būtų sunkesnė. Tam va čia yra užlenkta truputėlį daugiau medžiagos. Čia va yra prisiūta papildomai medžiagos. Tuose senovinėse suknelėse netgi virvelė čia įsiverdavo. Nes kai tavo apačioje yra 3 metrai ir daugiau, visą tai velsis prie kojų, o kai yra sunki ta medžiaga apačioje, jinai sudaro tą ratą tokį gerą. Ir yra žymiai smagiau nešioti. Ir va šitą reiktų nepamiršti, nes mes irgi pripratę dabar prie lengvo palenkimo pačiose ir nedarom. Ir plus tas va toks rimtesnis pamušimas, kaip pasakyti. Nu čia gal ant lininės suknelės netaip svarbu, bet jeigu imtumėm vilnonę, tai taptų jau svarbu labai. Nes vilna visų pirma labai graužia kojas, jeigu jūs nusimuša tiesiog į kojas. O čia pamuša lininę medžiagą sijonus, kad jie ir saugotųsi labiau nuo purvo ir būtų smagiau jos nešioti. Ir jis sudaro va tą ratą. Nes jeigu tos apačios nepasunkini, ta suknelė taip jinai daugiau ir velėsi. Čia net nežinau, va šitą turbūt turiu tokią visi, bet šitą ir trumpesnė yra. Kai jinai jos jau čia nesunkinau, čia tokia kasdienė suknelė visiškai. Bėgant amžiams keitėsi ir moteriškas rūbas. Į madą atėjo nauji puošybos elementai, drabužiai darėsi praktiškesni, o suknelę pakeitė sijonas. Toliau pereinam jau prie sijonų, čia lieka tik apatiniai marškiniai ir marškiniai pradedami puošti ir atsiranda tų papildomų detalių, kur mes matome jau ant tautinių marškinių, kur yra perpėtės dar sutvirtinimai, čia tos varlytės. Tarsi jau dar sutvirtinimas ir tobulinimas to marškinio ir toks papildomas puošimas. Puošimas gaunasi daugiau audimais ir siuvinėjimais. Balta, jeigu čia jau vėlyvas reiškinys, 19 pabaiga, 20 pradžia. O čia visas puošimas pas mus gaunasi daugiau tos vietinės juostelės ir visi žalvariai. Puošiamės daugiau metalu negu pačios medžiagos kažkokio tai labai apdirbimo. Žinoma, kiek esu mačiusi ir tas dekoratyvinės siūlės naudoja ir visa kita, tie sujungimai įvairiausi būna. Šiaip viskas buvo siūloma rankomis ir aš dar turiu savo mamos kumytės siūtos paklodės, kur beveik nesimato dygsniuko, kaip yra susiūta rankomis, paklodė. Ir tais laikais, kai jau su mergaitėm šnekėjom prie to žiebalinės lempos, man tai yra stebuklas. Ir kaip ir šitų suknelių siūlės, kur dabar siūlysiu moterim naudoti, to dvigubo siūlė, kur eina uždara siūlė, kur ir kitoj pusėje nėra jokio atviro medžiagos krašto. Dabar mes turim overlokus, kurie apsiuva ir mum nukerpa. Ir čia pas mane, žinoma, dar palyginus viskas labai yra grubu. O jeigu čiupinėjant muziejinius tos gražiųjų marškinių originalus, tai iš esmės iš abiejų pusių rūbą gali nešioti. Siūlės yra taip gražiai padarytos, kad tu ne visada atskirsi, kur geroji pusė, kur blogoji. Tai siūlau ir tuo pasinaudoti. Tai visada labai ir tvarkingai yra, ir amžių, manau, prailgina, ir kažkaip maloniau nešiojas. Taigi visas tas senasias technikas, modelius galima pritaikyti ir kuriančio laikinį rūbą, sako Jūratė Bytautė. Tai, ką mes naudojame ir per šventės, per apeigas, ar kaip gali išvirsti į tą tokį kasdienį visiškai rūbą. Jeigu nesinori ilgio, galima ir šiek tiek pasitrumpinti. Ir pagal tą patį modelį gal pasiaurinam rankovės, gal kažkiek prisitaikom labiau prie kūno ir sėkmingai nešiojam kasdien paskui. Čia paprastai. Galim su spalvom šiek tiek pažaisti. Truputėlį tas, man labai patinka ta laisvė, kad čia gali daryti, ką nori. Dažnai mano pagražinimai visi atsiranda iš to, kad aš kažkur, gal per plačią rankovę sukirpau, tai kažkur raukšlę taip pat įdedi. Ar per siaurą papildomą įdurą įdėri ir žiūrėk, jisai žymiai gražiau žiūrisi. Toks visą laiką eina žaidimas ir šitas modelis jisai leidžia tau su tuo žaisti. Ir suteikia labai daug laisvės. Čia net prie vienos suknelės net kapišoną prisisiuvau. Negi labai norėjau, pasidariau savo kapišoną.
Vėlgi, kaip ir jeigu pagal tą jau senovinę žiūrint, tai kapišonai būdavo labiau arba atskiri, arba ant viršutinio rūbo, bet va man čia gavosi taip tiesiog ant suknelės. Na, o šiuose mokymuose etnologė moko susikirpti ir pasisiūti autentiško modelio suknelę. Tai nėra sudėtinga, sako Jūratė, ir rodo, kaip tai daroma. Išsikirpam stuomenį, susitvarkom, va, jinai dabar kirpa stuomenį. Da pasidarom skylę galvai, susigalvojam, kokia bus mūsų iškirptė, vienokia, kitokia, čia va, kelių rūšių jos matote, visokiausias, nuo paprasčiausio iki kažkokiu tai dar va, truputėlį su visokių paraukimų, viso kito galim prisigalvoti, ko tik norim ir pagal tai turim skylę galvą išsikirpti ir susitvarkyti čia jau tą visą iškirptę savo taip, kaip mes norim. Ir paskui išsikerpam rankovės ir įdurus ir jos irgi visus susisiuvam. Ir paskui įsiuvinėjam rankovės ir kas jau ten liko įdurus. Ir tada viskas labai tvarkingai mums susiklosto ir susiklosto ir nereikia nieko taikyti, kad čia kažkur gavosi medžiagos klostė ir tu nebežinai, kur ją dėti ir vėl reikia viską ardyti. Siuvam, kaip sakyt, nuo viršaus į apačią. Nes ten apačioje visada gali kažką tai pakirpti, palyginti, pasitaisyti, o čia jau nieko nepritaisysi. Net jei autentiški rūbai ir atrodo mums paprasti, matome, jog visais laikais moterys stengiasi juos pagražinti, kad tik būtų pašniau, kad išsiskirtų iš kitų. Mėgo moterys ne tik gražų rūbą apsirengti, bet ir galvą pasipuošti kuo įspūdingesniais galvos apdangalais. Nuometai, galijonai, karolinės, kepuraitės, kokias grožybės sugalvoja ir kuria išradingos audėjos ir siuvėjos. Nuo XIX amžiuje moteris, ypatingai dzūkės, dėvėjo ir nertas kepuraitės. Daugiausiai šitos kepurėlės buvo dėvimos Dzūkijoje. Ir praktiškai jos visos yra dzūkiškos, tačiau jų šiek tiek buvo dėvima Aukštaitijoje. Suvalkijoje buvo dėvima, va štai turiu tokią vieną kepurėlę, kuri yra suvalkietiška. Jinai yra kuo skirtinga, kad viršugalvis yra kvadratas, stačiakampis, reiškia nusineriama, tada jisai apneriamas aplinkui, kad gautųsi apvalesnis ir tuomet yra prineriamas jau tas platus kraštas. Tai va čia yra suvalkietiška kepurėlė. Suvalkietės va tokių nenešiojo. Tai pagrinde dzūkiškos kepurėlės. Na, šitokios kepurėlės, vėlgi, jos internete teko matyti diskusijas, kad jos, na, kaip ir nėra prie tautinio rūbo, lyg ir tautinio kostiumo. Bet visgi teko man ir dainų šventėse matyti va šito modelio kepurėlės. Ir jos vėlgi, kuo jos ypatingos? Ypatingos jos tuo, kad yra nuneriamas kvadratas, kuris turi kažkokį tai gražų ornamentą. Tuomet yra neriama šita apdailos juosta ir suraukiamas priekis. Dabar ta kepuraitė kažkiek panašiai vaikiška kepuraitė. Kad jinai tiktų prie galvos, kad jinai laikytųsi, buvo įveriamas raištelis ir sutraukiama tiek, kiek reikia pagal kiekvieną galvą. Tai jinai tokio universalaus dydžio. Tautodailininkė Alisa Siniauskienė sako, kad kepuraitės dėvi tik ištekėjusios moterys. Na, o mūsų dienomis baltos nertos kepuraitės tai tautinio kostiumo dalis. Jos dėvimos prie tautinio kostiumo. Tai yra išskirtinis ištekėjusios moters ženklas. Tiesiog buvo neįprasta moteriai ištekėjusiai vaikščioti atvirų viršugalvių. Moteris rišdavosi skareles. Skarelės tuo metu, jos būdavo dėvimos XIX amžiuje, XX amžiaus pradžios, buvo išskirtinai atvežtinės tos skarelės, šilkinės, brangios. Nu ir saugodamos tas brangias šilkinės skareles, o jos buvo baltos, kad plaukai nesuteptų tos skarelės brangios, dėdavosi šią kepuraitę. Kepuraitė matydavosi priekyje ir tada rišdavosi skarelę. Jos taip vienos be skarelės nedėvimos. Va štai, netgi tokia kepurėlė, kuri turi kaspinus, jinai taipogi buvo dėvima po skarele. Iš po skarelės kišodavo šitie
kaspinai, jie būdavo iki juosmens, bet vėlgi po skarele. Todėl visas kepurėlės grožis turėjo būti va štai čia apačioje. Nors viršus irgi yra gražus, yra segmentinė žvaigždė, labai dėkingas ornamentas formuoti tolimesnį raštą. Aš naudoju 8 dalių segmentinę žvaigždę ir tada kiekviena detalė ornamento kartojasi 8 kartus. Kai kurios kepurėlės teko matyti yra su 6-kampe tą žvaigždę, bet man kažkaip priimtinesnė yra 8 kampų šita žvaigždė. Aš stengiuosi daryti įvairius tuos raštus, kartais labai, jeigu jau man labai patinka, pakartoju, bet šiaip tai vis įdomu kažką tai naujo padaryti. Pradedama nert nuo viršugalvio, nuo segmentinės žvaigždės, tada formuojamas raštas ir apačioje kepurėlės yra tokia, kaip ir juosta, kuri užbaigia visą ornamentą. Ir teko kažkur skaityti, tokia kaip ir apsauga liktais. Ir tas nebūtinai turi būti, kad užbrėžta ta linija, jinai gali būti, pavyzdžiui, kaip šitoje kepuraitėje. Tas apsauginis žiedas formuojamas grinai iš ornamento. Ir aišku, labai turi jau būti gražus kraštelis, kadangi visas grožis ir yra tame kraštelyje. Ir šitos kepurėlės buvo dėvėtos dar pradžioj, 20 amžiaus pradžioje moteris jas dėvėjo, po to pradėjo medvilninės skareles nešioti ir jau tos kepurėlės pradėjo nykti. Jų pradėjo nedėvėti ir liko tik tai toks trikampėlis, kurį prisiūdavo prie skarelės, lyg tai imitacija tos kepurėlės, reiškia vadinama antkaktė. Liko vėlgi su tokiu gražiu ornamentu, bet jau pačios kepurėlės nebuvo dėvimos. Netruko į madą ateiti siūtos kepuraitės. Jos prigijo ir paplito po visus Lietuvos regionus. Be nertų kepurėlių buvo dėvimos ir siūtos kepurėlės. Dabar daug kur mato moteris su siūtom kepurėlėm. Iš gražaus raštuoto audinio, bet jeigu pasižiūrėsim ir šitos iš po skarelių kepurėlės matosi. Nertos kepurėlės gali būti neriamos ne tik vąšeliu, bet ir specialia šakute. Ir dar yra vienas, neturiu pavyzdžio, bet turiu nuotrauką kepurėlės, kuri buvo neriama ant šakutės. Tai yra dzūkiška kepurėlė. Ant šakutės yra neriamos tokios juostelės ir jos turi tokias palaidas kilpas. Aš paskiau parodysiu, kaip tai daroma. Ir tos kilpos paskiau perneriamos viena per kitą, nėra jokių siūlių. Tos juostelės viena su kita susineria. Be jokio siūlo tos kilputės. Ir kiek teko matyti, yra 2 variantų. Čia yra vienas variantas, kada iš tų juostelių ir jos yra sujungiamos, toliau vėl panašiai kaip šitoj kepurėliai įveriamas raištelis ir yra surišamos. Ir čia guli kita kepurėlė, kuri formuojama panašiai kaip šita, suvalkietiška. Reiškia, tos juostelės nuneriamas kvadratas, jos sujungiamos ir tada jau tos juostelės jungiamos aplinkui. Tai yra 2 tokie formavimo šitų kepurėlių variantai. Netrukus Alisa į rankas ima šakutę ir pademonstruoja šią nerimo techniką. Taip neriasi ant tos šakutės. Čia reikia labai įprasti, kad būtent tas nerinys eitų per patį vidurį tos šakutės. Šakutė gali būti pačio įvairiausio pločio, priklausomai nuo to, ką norime padaryti. Jeigu ten kokia šaliką, skarą, liemenę, tuomet ta šakutė yra plati. Čia yra mano mėgstamiausio pločio tokia standartinė šakutė. Jeigu aš darau kažkokius tai suvenyrus, tai iš vis naudoju tą segtuką plaukų, kur kuodus susmeigia. Tai ten jau visai siaura, bet tuomet reikia plono siūlo. Aišku, geriausias siūlas, kada jis yra suvytas. Bet kadangi jau aš esu atidirbus, tai man tinka ir iš kelių siūlų sudėta. Bet šiaip tai, kada kiekvieną kartą reikia vašelį ištraukti ir vėl jį kilpelę kišti, tai geriau, aišku, kad siūlas būtų suvytas.
Ir tų juostelių mes prisineriam, žiūrint, ką darom, kiek mums jų reikia, kokio ilgio reikia. Ir po to jau šitomis esančiomis šone kilputėmis vieną su kitą sujungiam. Dar buvo vienas modelis kepuraičių, kurios buvo neriamos, taip kaip servetėlė apvali. Matyt, nemokėjo išformuoti, aš taip įsivaizduoju, gal aš klystu. Ir tuomet tą servetėlę įverdavo raištelį, surišdavo ir tokia kaip naktinė kepuraitė gaudavosi. Dar Aukštaitijoje, kadangi jie mėgsta raudoną spalvą, nes jų ir marškiniuose siuvinėta, tai teko matyti kepuraičių, kurios būdavo pasiuvinėtos arba įnerdavo raudoną siūlą. Bet raudonas siūlas, jis neturi, nėra tvirtas tas dažas. Ir skalbiant nėra praktiška, tiesiog truputį visą tą baltą grožį gadina. Tie modeliukai visi jie vienodi su ta segmentinė žvaigždė, tik tais, pavyzdžiui, jeigu mes paimsim šitą modelį. Čia irgi yra segmentinė žvaigždė, bet jau jinai yra papildyta kitais ornamentais. Jeigu mes pasižiūrėsim dalį kepuraitės, jos lygtai ir panašios, jau apačią padarai kitokią ir jau jinai kitokia gaunasi. Nėrimas yra viena seniausių technikų paplitusi įvairiuose pasaulio kraštuose. 17 amžiuje Europoje išpopuliarėjo plono siūlo nėriniai, nerti plonu vąšeliu. Tuo tarpu pirmieji vąšeliai, kaip liudija archeologiniai radiniai, buvo dirbinami iš kaulo ar medžio šakelių. Iš metalo pradėtas gaminti. Ir kada buvo tie kauliniai, mediniai, jie buvo gana stori, grubus, tai ir siūlas reikalingas buvo storas, tai tokius galbūt storesnius dirbinius darė. Paskiau jau vąšeliai, jau kada virto metaliniais, tai jie jau ten numerius savo turi ir ten jau visokiausių, pagal mažiausią siūlo storumą galima tiesiog pritaikyti tą vąšelį. Visos tos technikos, josgi ne dabar sukurtos, šitų rankdarbių. Jau dabar tokios moderniškas kūrė visokias, o tos visos senos tai žmonių sukurtos, kada tikrai nebuvo nieko iš ko, bet patys viską, gaminosi visus įrankius, viską ir kūrėsi, kaip kam pavykdavo. Nerė Alisa Siniauskienė nuo mokyklos suolo. Savo kaip tautodailininkės kelią pradėjo sukūrusi 30 nertų apačių rankšluosčiams. Vėliau susižavėjo kepuraitėmis. Draugės tautodailininkės Vilijos Ratautienės pamokinta, Alisa per kelis dešimtmečius sukūrė daugybę kepurėlių. Kiek, sako, pati nesuskaičiuojanti. Dalis jų sugulė į kartu su Vilija Ratautienė išleistą knygelę. Visos jos iškeliauja pas naujus šeimininkus ir gyvena savo gyvenimą, sako Alisa. O jas netrukus pakeičia naujai sukurtos kepuraitės. Vąšelis anot Alisos yra jos palydovas. Ji neri kiekvieną laisvą minutę. Ir ryte atsikėlusi tautodailininkė sako, imanti į rankas ne kavos puodelį, o savo nėrinį. Vieni ryte atsikelia ir sako, einu kavos puodelį išgerti, nes nebegaliu. Aš ryte atsikeliu, dabar jau tamsu, aš atsibundu anksti, nes dar tas laikrodukas mano veikia, nors jau metai kaip nedirbu, keliuosi aš taip apie 5:30-6. Ir jeigu būdavo šviesų vasarą, lovoje atsisėdu ir vąšelis. Bet man kažkam kavos puodelį reikia išgerti, man panerti reikia. Tiesiog reikia. Kaip kitaip galėtume pažinti ir pajausti lietuvišką tradicinį rūbą, jei jo net kurtų darbščios mūsų tautodailininkių rankos. Jų dėka apie rūbą žinome ne iš aprašymų, o galime jį pamatyti, paliesti, užsivilkti. Tai leidžia mums pajausti savo šaknis, istoriją, protėvių dvasią ir suteikia mums jėgos, perduodamos iš kartos į kartą.